Labą dieną, gerbimi telšiškiai. Pranešimas naujas. Toks tai pranešimas, bet šiek tiek informacija apie finansinius reikalus tarybos narių, nes laikraščiuose pasirodė informacija vietinėse apie deklaracijas. Tarybos, Telšių rajono savivaldybės tarybos nariai, visi valdininkai ir kiti ten daug kas turi deklaruoti turtą kiekvienais metais ir pajamas. Įstatymas reikalauja, tarybos nariai turi deklaracijas pildyti. Deklaraciją privalai užpildyti, jeigu neužpildo deklaraciją, bus įstatymų pažeidimas. Ką rašyti deklaraciją, gali rašyti, ką nori. Ir deklaracijos yra surašomas, svarbiausia, kad laiku būtų pateiktas. Ir pateiks paskui žurnalistai, aišku, pasidomi, paviešinai labai teisingai daro, ačiū jums. Ir įdomiausia, kad aš sulaukiau tokių skambučių, tas deklaracijas, kad, sako, tu pasitaupėjai per metus kelis tūkstančius. Aš neatsimenu, sakau, aš tą deklaraciją surašai, duomenys į deklaraciją yra traukiam bet kokie. Surašai, ten nereikia kažkokių registrų duomenų, tos pastatus, tai tie visokie turtai yra pats įvertini. Tos turtus ir įrašai bet ką, atvirai pasakius. Ir viskas, ar vės užpildyti deklaraciją. Na ir laikraščiai prirašytų visų čia deklaracijas, bet įdomiausiai, kas užkliuvo. Reiškia, aš pasitaupiau pinigų, kiek ten keliais tūkstančiais pasitaupiau, kas sakau, bet ką aš dirbau. Deklaruoju pajamas, kiekvienais dirbu, viskas oficialiai mokami, mokesčiai yra. Tos pajamas pas mane yra nedidelis ir tų pinigų irgi nedaug aš pasitaupau, bet aš kukliai gyvenu. Taip, aš galiu pasakyti, aš kukliai gyvenu. Aš nepramogauju, aš užsienį nesilsiu ir atostogų niekur nevažiuoju. Gyvenu kukliai, turtas mano yra irgi nedidelis, bet per savo visą amžių aš kažką esu užsidirbęs, aš dirbau visą gyvenimą, negėriau ir kazino nelošiau. Ir biškį susikopiau kažkiek tai kapeikinis tas turtas, palyginus pagal amžių, galėjau uždirbti žymiai daugiau. Tai ir aš ten deklaraciją rašiau, ten namas turiu, namas 50 tūkstančių. Sunku pasakyti, aš brangiau kainuoju už 50 tūkstančių namą, kažina, nupirksi koi. Bet tai jau, medinis namas, ten kažkoks, ne kažkoks tas namas mano yra. Tai ir tų pinigų pasitaupiau per visą gyvenimą. Dirbau aš visą gyvenimą. Visą gyvenimą dirbau ir užsieniai dirbau ir taip toliau. Ir užkliuvo. Bet, kas įdomiausia, ne problema, čia ir vieši duomenys, prašau, žiūrėkit, galite atvažiuoti pas mane namus, pažiūrėti į šaldytuvą ir spintą. Aš gyvenu kukliai. Pas mane viskas yra pigiai nupirkta, dėvėta, nudėvėta ir taip toliau. Aš tokių brangių dalykų neturiu. Ir kitų deklaracijos, kas įdomiausia. Atkreipti dėmesį, reiškia. Mano deklaracija užkliuvo, kelis tūkstančius per metus susitaupiau. Bet neužkliuvo, tarkim, kiti, pavyzdžiui, Gusarovas yra. Deklaruoja, ką jis turi. Praktiškai žmogus nelabai ką turi. Tai namo dalis 30 tūkstančių, žmonos namo dalis 30 tūkstančių. Reiškia, namas kainuoja 60 tūkstančių. Nežinau, apie kokį namą kalba eina, bet jeigu apie tą namą, kur gyvena Varduvos gatvėje, Gusarovas tas namas, nežinau, 3 ar 4 aukštas namas, matosi iš lauk pusės, kai ne už 60, ne 2 kambarių kaina. O kainuoja gerokai daugiau, kokius 5 kartus. Bet jie rašo, kad turtų neturi. Iš tikrųjų turti turto, kaip jis to neturės. Pavyzdžiui, ten Kumžaitė susitaupė per mes 13 tūkstančių. Šaunolė, galėjo sutaupyti kukliai, jeigu viena pati gyvena, jeigu dirba, aišku, gauna atlyginimą 13 tūkstančių. Neužkliuvo niekam. Aš irgi sakyčiau, normalu. Šaunolė. Lenkauskienė. Butas 12,5 tūkstančių ir vyras 12,5 tūkstančių. Už 25 tūkstančių turi butą. Vieno kambario kaina. Už vieną kambarį už 25 tūkstančių nenupirksi. Jie turi, man atrodo, 3 kambarių butą. Bet jie rašo tokią kainą. Niekam neužkliuvo, o kur kita kaina, kad čia slepia turtus. Bet nieks nereikalauja. Andrijauskas Karolis, stambus ūkininkas, deklaravo didžiulius turtus, prieš tai metais 305 tūkstančiai turtų ir šiais metais deklaruoja, kad turtų nebeturi. Deklaruoja, kad Andrijauskas turtų. Čia laikraščiai, remiuosi laikraščių Telšių žinios parašyta. Laikraščių ne dokumentas, bet aš net nebejoju, kad tai išrašos yra iš tų. Turtų nebeturi. Kur dėjo turtą? Gal padovanojo, gal pralošė, o gal šiaip įrašė, neturi ir ką tu jam padarysi.
Nors stambus ūkininkas neturi jokių turtų. Nu, neturi, tai neturi. Narmontaitė mūsų pasitaupė per metus 85 000. Šaunuolė. Ūkininkai. Ūkininkai 85 pasitaupė 1000, aš galvoju, galėjai daugiau pasitaupyti. Nes ūkininkai, vienas ūkininkas nebeturi turtų, kiti 85 pasitaupė. Šakienė, turtas irgi nedidelis surašytas, aš galvoju, kad turi turtų žymiai daugiau negu parašyta. Tai irgi stambus ūkininkai turi labai daug turtų ir džiaugiamės ir sveikinam, bet deklaracija. Žebrauskas turi namo dalį už 50 000. Nu, žmona turto neturi jokio, yra už 500 000. Apie kokį Žebrauskį namą dalį kalbate? Tas namas, kur vidury miesto Sabanskio namas buvęs partkomo pirmininko. Tas namas, per kurio langus visas ežeras kaip ant delno. A čia 50, aš nežinau, gal ne tas namas užrašytas, bet jeigu tas namas, tai tas jis kainuoja 10 kartų daugiau, tas namas. Nu, jau užrašo tokią kainą. Nu, tai Motiejūnas, šiandien mūsų santoks padidėjo 55 000. Nu, pasitaupė iš kur? 55 000. Nu ir reikia pagalvoti iš kur, kad čia, jeigu žmona yra ten dirba savivaldybėj, pats ten irgi, aš nežinau, nu neblogai pasitaupė. Pasitaupė. Ir kas įdomiausiai, Martinas Leščiauskas turi juvelyrinių dirbinių, meno kūrinių už 76 000. Nu, muziejus. Juvelyrinių dirbinių ir meno kūrinių už 76 000 eurų. Praktiškai galime jau muziejų daryti, jeigu meno kūriniai juvelyrinių dirbinių. Nu ir tiek to, bet mūsų gerbiamas meras Tomas Katkus. Tai ir sumažino skolą, paskolų prisijėmęs yra ir per metus grąžino jų šeimą grąžino 57 200 eurų paskolą. Tai įdomu, mero reiškia. Grąžino 50, ūkininkai, kur ten gavo pinigų, jie ūkininkai turtingi. Aš tikiu, kad daugiau jie sutaupė pinigų, čia mūsų meras atidavė jo skolą per metus 57 000 atidavė. Man labai įdomu, gerbiamas, ar jūs nevalgot nieko per metus? Mero į pajamas per metus, aš nežinau, gal 30 000 kiek jo pajamas į mero. Aš nežinau, kiek sutuoktinė uždirba, bet 57 000 atiduoti, tai reikia atiduoti visą mero algą, visą, ir dar žmonos primesti. Nu, 2 vaikai gyvena neblogai ir niekam neįdomu. Įdomu tik mano deklaracija, kur aš pasitapiau kelis tūkstančius. Aš galiu pasitapyti daugiau, bet tos pajamas, mano nedidelis pajamas, aš gyvenu kukliai. Tai gerbiamas merė, ar jūs nevalgot? Kaip čia dabar ir kad atidavinėti skolą po 57 000 visą savo atlyginimą, žmonos dar atlyginimą, tai kas, iš ko jūs maitinatės, kaip vaikai gyvena? Ar jums nereikia pagalbos, gal vaikai nedavalgiai yra? Kokius jūsų pajamas, aš nežinau, kokius žmonos pajamas, gal žmonės didžiulis pajamas turi. Bet mes to nematom niekam. Tai reiškia, mano keli tūkstančiai užkliuvo, aš galiu pasiaiškinti, ateikti, aš jums parodysiu, kaip aš gyvenu. Ir įdomu būtų pažiūrėti, kaip mūsų meras gyvena, kiek sumoko už elektrą per mėnesį, kiek išleidžia kitiems dalykams visokiems. Tai ir plus dar paskolą atidavinėja. Tai tokia tema, deklaracijos, klausimų daug, atsakymų nėra. Nu, bet kartais kyla abejonių, kad tie, kurie daug turi, rodo mažai. Kodėl jie rodo mažai? Nu, kad neatkreipti dėmesio, gyvena prabangę. Aš netikiu, kad Žebrauskas čia turi, mūsų Žebrauskas turi keliasdešimt tūkstančių turtų, ten kapeikas. Tai per visą, aš galvoju, kad jis turtų turi daugiau 100 kartų. Bet jie, kurie turi, nedeklaruoja, kitas turi kažkokių prisipirkęs meno kūrinių už 76 000. Abejoju, kokie tie meno kūriniai ir juvelyriniai dirbiniai, kas ten per juvelyriniai dirbiniai. Bet aš nieks netikrina, niekam neįdomu. Tai tokia tema, deklaracijos. Ačiū dėmesį.